Širdis. Pradžioje mažytė širdelė, kuri savarankiškai plaka motinos įsčiose. Vos užgimus pradeda savarankiškai skaičiuoti dūžius, kurie nenutrūksta nei minutei visą mūsų gyvenimą. Prisipažinkime, ji plaka ir nelabai ją domimės. Girdime jos plakimą ir mums ramu. Andrius, jis niekada, kaip ir daugelis mūsų, nesusimąstė apie savo širdį. Ir kodėl turėtų? Jaunas juk. Gyveno, dirbo ir tiek. O kad širdis nėra sveika, sužinojo vyriškis visiškai atsitiktinai. Iš tiesų tai kaip nieko per daug ir nenutiko. Tiesiog atsitiktinai mažą traumą turėjau ir čia Sandriškis atvažiavau į nugarą ir paklausė širdį ir sako kažkoks keistas ūžesys. Tai nuo to laiko ir susigalvojo, kad reikia nueiti pasitikrinti. Ir pamatė, kad vožtuvos sienas neveikia taip, kaip turėtų. Aš iš tiesų ir apie tos ūžesius išgirdęs, kad gydytojas sako, kad būtų protinga nueiti pasižiūrėti, aš skeptiškai žiūrėjau, aš galvojau, kad tai vis dėlto gydytojų išmislas kažkas toks. Ir vis dėlto, kai nuėjau, pasižiūrėjau ir sako, teks operuotis, tai aišku, šiek tiek sunerimau. Docentas Kęstutis Ručinskas, tai jis patarė Andriui nebelaukti ir ryžtis užbėgti už akių didesnėms širdies problemoms, kurios tikrai bus neišvengiamos ateityje. Jisai labai kukliai paminėjo tai, kaip jis jautėsi prieš operaciją. Iš tiesų, ta širdies yda jau buvo gerokai pažengusi, tačiau dažnai širdies vožtuvų ydos būna apgaulingos ir žmogus pradžioj nelabai jaučia arba nelabai sugeba išreikšti tai, ką jaučia, o širdies vožtuvai būna pakitę. Šiuo atveju ligą aptikome šiek tiek anksčiau ir papasakojus Andriui, kas jo laukia, kokios perspektyvos, kad gali prasidėti širdies ritmo sutrikimai, gali atsirasti širdies nepakankamumo požymiai. Jis adekvačiai ir sąmoningai priėmė sprendimą širdies operacijai. Šiais laikais atrodo, kad širdį, tą pagrindinį meilės raumenį, vienintelį svarbiausią mūsų gyvenimo variklį, galima išrinkti kaip kokį mechanizmą, papildyti detalėmis. Ir tai yra stebuklas tikrąja ta žodžio prasme. Tačiau kokios auksinės bebūtų chirurgų rankos, jos negalėtų tiek be kažkieno akių ir įžvalgos. Tai yra komandinis darbas, tai yra ne vieno chirurgo atliekamas darbas. Chirurgas yra tik tai dalelė tos didelės komandos. Tai yra kardiologai, kurie pirmieji gal šeimos gydytojas, kuris įtarė širdies ydą, tai yra kardiologas, kuris atlieka echoskopiją, tai yra specializuoti kardiologai, kurie atlieka specialias echoskopijas, išnagrinėja tą vožtuvą iš esmės, aptarė su chirurgais ir jie yra ta nukreipiančioji grandis, kuri nukreipia pacientus chirurgams. Tai yra būtent tie žmonės, kurie mums parodo pacientus, mes su jais kartu aptariam ir tik tai po to seka chirurgų darbas. Pasaulis žengia ta kryptimi, kad visos chirurginės intervencijos į žmogaus organizmą taptų kiek įmanoma mažesnės. Ir širdies chirurgijoje tai nebėra tik ambicijos. Naujos technologijos, mokslo pažanga tik suteikia daugiau galimybių tą padaryti, sako daktaras Kęstutis Ručinskas. Širdies chirurgai visame pasaulyje stengiasi atlikti operacijas vis per kiek galima mažesnius pjūvius, iš esmės suteikdami tą pačią pagalbą, sutaisydami tuos pačius vožtuvus, juos pakeisdami. Atsiranda naujos technologijos, kurios įgalins tai padaryti galbūt ir per kateterį. Jau šiuo metu dalį vožtuvų galima pakeisti per kateterį, tiesiog įvedus jį į organizmą, neatveriant krūtinės ląstos iš viso. Moterims taip pat tai yra labai aktualu ir jaunas moteris vėlgi bijo tų operacijų, tačiau jas galima atlikti per labai nedidelį pjūvį, kuris kosmetiškai nepalieka rando nei ant žmogaus kūno, nei jo dvasioje. Jeigu jums reikėtų operuotis, tarkim, širdį, pasakytų. Taip ir būna dažnai, kad pasižiūri, paklauso, sako, aukštas vožtuvas prakrito. Ir ką tada daryti? Protezas ar savas vožtuvas? Savas vožtuvas yra visada geriau. Kalbant apie Andrių, tai jam buvo atlikta mitralinio vožtuvo plastika. Tai yra jo paties vožtuvas buvo pakitęs ir iš esmės prieš 3-4 metus jis tikriausiai būtų buvęs pakeistas protezų. Šiandien mes, turėdami vizualizacijos galimybės, turėdami nuostatą sutvarkyti vožtuvus, jį galim sutvarkyti ir jis vėl tampa beveik toks pat kaip normalus. Jo funkcija yra visiškai normali. Jam nereikia gerti vaistų nei kraują skystinančių, kaip reikia gerti, pavyzdžiui, jeigu tai būtų pakeistas vožtuvas. Šiuo metu jis negeria jokių vaistų.
jisai vėl gali gyventi su savo vožtuvu taip kaip sveikas žmogus. Ir visą tai mes padarėm per mažesnį pjūvį, nesuardydami jo kūno vientisumo ir manau, kad tai ir yra esminis dalykas. Šiuo metu jis yra visiškai sveikas. Andrius pasiryžęs atvirai prieš kameras kalbėti apie, kaip jis sako, savo širdies remontą, tik simbolis, tik padrąsinimas kitiems. Kad žmonės sužinotų, jog pavargusiai širdžiai padėti galima. Kaip tai aktualu šiandien Lietuvoje išsiversti be didelės apimties kardiochirurginio operacijų ir žmonės ryžtasi tokiai savo širdies pagalbai, byloja skaičiai. Kadangi žmonės kalba, iš lūpų į lūpas perduoda informaciją, kai pradėjome operuoti per mažus pjūvius, pacientų padaugėjo. Jie ateina, jie galbūt ne, jie lauktų, kol bus visai blogai, bet kai jie žino, kad galima tai padaryti per mažą pjūvį, jų iš tiesų padaugėjo, nežinau kiek, 3, 4, 5 kartus. Ypač verslininkai, aktyvūs, jauni žmonės, jie neturi laiko, jie negali skirti pusę metų operuoti, sveikti, dar kažką. Jam reikia čia dabar padaryti, skvarkiai išėjai viską. Klausėme, ar nesistebi daktaras, kad regis anksčiau širdies ligomis skųsdavosi tik vyresni žmonės. Tobulesnė tapo širdies ligų diagnostika ir todėl dar dažniau girdime apie pagalbą jaunom širdims, nes šiais laikais yra daugiau galimybių joms padėti. Širdies ligomis serga visi, ir jauni, ir seni. Ir kartais žmogus net nežino, kad jis turi ydą. Iš esmės tai įgimta yda ir vožtuvas nustoja dirbti sulaukus 25, 30, 35 metų. Kai žmogus yra pačiam darbingiausiam amžiuje ir kai širdies liga jį gali padaryti invalidu. Arba mes galim tam užbėgti už akių. Po 10-15 metų, jeigu nieko nedaryti, žmogus taptų pilnu invalidu. Ir dar didžiulis klausimas, kuo jam baigtųsi tai. Nes komplikacijos, kurios atsiranda esant užleistą ydą, jų yra labai daug. Tai ritmo sutrikimai, tai dusulys, pacientai tampa grynais ligoniais. Yra tokių pacientų, kurie sąmoningai atsisako širdies operacijų, dažniausiai bijodami jų apimties ir didžiulių pjūvių. Vis labiau atsitraukia ta tokia tradicinė sunkioji chirurgija ir ją keičia po truputį įvairios procedūros, kurios kuo mažiau sukuria problemų pacientui. Tai yra mažas pjūvelis, nestabdant, pavyzdžiui, širdies veiklos operaciją. Šitie dalykai gal techniškai nėra lengviau atliekami, reikalauja specialių aukštų technologijų, tačiau pacientas, vietoj to, kad jis gulėtų 2 savaitės sunkiai reanimacijoje, jisai kitą dieną išeina iš ligoninės ir 1-2 dienos ir prašau, efektas yra ir jis gana greitai grįžta į darbą. Tai yra vis dideli pliusai, kurie yra multidisciplininėse komandose, o jos įmanomos būtent tokiuose daugiaprofilinėse ligoninėse. Mes matom nemažai žmonių, kuriems siūlom operaciją anksčiau, tačiau jie bijo didelės intervencijos, jie bijo didelių pjūvių ir tiesiog laukia, galvoja, galbūt kas pasikeis, gal išgersi tabletę, pagerės, dėja taip nėra. Žmogus visą laiką galvoja, kad operaciją reikia daryti jau tik tada, kai jau yra visiškai bloga situacija. Aišku, ją reikia daryti ir tada, tačiau jeigu operaciją atlikti šiek tiek anksčiau, dažnai galima atlikti širdies vožtuvų plastinės operacijas, nekeičiant širdies vožtuvą, paliekant tą patį vožtuvą, kas neabejotinai yra žymiai geriau širdžiai. Ir Andriaus atveju mes atlikom tą operaciją per mažesnį pjūvį, atlikom mitralinio vožtuvo plastiką ir šiuo metu praėjus 9 mėnesiam po operacijos jo vožtuvas funkcionuoja puikiai, širdies raumuo visiškai atsistatė ir jis yra visiškai sveikas žmogus. Apie chirurgiją širdies ypač tikrai nieko nežinau, aš nesidomėjau ir tiesiog man visiškai tai neaktualu buvo. Kvaila būtų dėrėtis, jeigu protingi žmonės sako, kad reikėtų tai daryti, tai aš manau būtų kvaila, ten sakyti, o gal vis dėlto pakentėkime. Tai aš nesidėrėjau, ne. Ačiū Dievui, kad sutikau gerą gydytoją ir aš klausiauju. Taigi žmonės turėtų žinoti ir nedvejoti, ir nebijoti, jei širdžiai siūloma pagalba. Kvaila būtų buvę laukti, juolab, kad visus privalumus dažnai suvoki pradėjęs gyventi sveiko širdies ritmu, sako Andrius. Po operacijos pajutau, kad lengviau gyventi pasidarė, tarkim. Vis dėlto tas dusulys, jisai buvo. Tik aš jo gal nekreipdavau dėmesio, atrodo, kad taip, visiems taip turbūt būna ir visa kita. Tai
aš iš tiesų nežinau, kiek laiko aš gyvenau su šitą įdą. Tai po operacijos pajutau, kad kur kas lengviau gyventi. Sportuoti lengviau, viskas lengviau, aš tiesiog neuždūstu, energijos daugiau turiu ir ištvermės netgi tos pačios. Operacija tai žinoma, šiek tiek jaudulio, vis tiek tai yra kaip čia, širdis ir nenagus nusikirpti. Ir šiek tiek jaudulio buvo, žinoma. Bet šiandien viskas gerai ir viskas.